Paauglystė yra ypatinga tuo, kad vaikai labai greitai, akceleruotai užauga fiziškai ir labai greitai užauga protiškai. Bet didžiausias atsilikimas yra emociniai jausminiai srityje. Jie gyvena didžiuliame bangavime tarp pikų, tarp labai gerų nuotaikų ir labai blogų nuotaikų ir tampa hiperjautriais. Ir šitam kontekste tėvų uždavinys yra iš tikrųjų vienas. Jeigu jie nori tapti autoritetais savo paaugliams vaikams. Autoritetas yra tas, kuris valdo savo emocijas, kuris valdo savo būsenas. Kokias būsenas? Tai reiškia, kad jisai kontroliuoja negatyvias būsenas arba stabdo ir rodo ir teikia pozityvias būsenas. Kitaip sakant, negatyvo neduoda, pozityvo duoda didelių kiekių. Tai jeigu tėvas ar motina, bendraudamas su paaugliu, neduoda pozityvių emocijų, duoda tik negatyvą ar daug negatyvą ar daro psichologinį spaudimą, tai rodo, kad tėvai visiškai nevaldo savęs. Ir vaiko akise, tai jis yra žemiausias blogiausias autoritetas, koks gali būti. Nieko blogiau negalima sugalvoti. Tai tėvam yra iš tikrųjų didelis iššūkis, tai rodo jų tikrąjį pasirengimą, tai rodo jų tikrąjį dvasinį lygį. Ir jeigu jie nevaldo savęs, nevaldo savo emocijų, tai jie nieko su vaiku negali daryti. Vaikas, jiem yra didžiulis testas. Tėvai, pasiruoškit ir imkit mokytis negatyvių emocijų valdymo temos, lavinkit pozityvą iki maksimumo, nes